Labas vakaras, gerbimi lietuviško futbolo gerbėjai. Šiandien OptiBet lygos transliacija iš Marijampolės futbolo arenos stadiono, kur bus žaidžiamos atidėtos 30-ojo turo rungtynės. Šiauliai yra sužaidę vienomis rungtynėmis mažiau. Taigi pažaidimo nėra. Jefremovas, smūgis iš toli ir tiesiai į Giedrių Zenkevičius. Perdavimas į baudos aikštelę ir Marijampolės Sūduvos žaidėjai išsivalo ją galvo. Čia labai pavojingas smūgį atliko jau už baudos aikštelės ribų šiauliečiai. Buvo trumpai baudos aikštelė su kamuoliu šiauliečiai. Čia atliko smūgį Emilijus Dasiūnas. Kuris surinko 4 taškus, tai yra kartą laimėjo, kartą sužaidė lygiuosiamis. Čia išvykome smūgį, bet nebuvo pasiektų adresatą, bet neprapuolė. Pratęsė ataką Sūduva ir čia gera situacija Šiauliams. Eligijaus Jankauskas smūgis buvo blokuotas ir 32 taškus, vienu atsilieka nuo 6-oje vietoje esančios Bangos. Taigi, čia Jankauskas jau galėjo labai pavojingai smūgiuoti, bet Jankauskas. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia visiškai laisvas Sūduvovskis, čia pavojingas Sūduvos ataka. Ar išvysime? O taip, Sūduva muša pirmąjį įvartį. Tai jums toks antro kėlinio vidurys, 28 numeris Ernestas Burdziliauskas. Prieš tai į ataką išbėgo kartu su juo ir pakeitimo, kuris paims tą kamuolį. Živanovičius praleido varžovą į priekį, Jankauskas atliko smūgį, bet Giedrius Zenkevičius pataisė. Čia Sūduvos proga, smūgis ir krenta antrasis rungtynių įvartis. Įmuša jį Ibrahimas Alas-Sepikanas. Taip, Marijampolės Sūduva savo namuose triuškinti pradeda futbolo akademiją Šiauliai. Startinėje sudėtyje ir šansas yra ir iš čempiono atimti taškus, bet pamatysime tai kitoje savaitėje. O šiandien čia Marijampolės Sūduva apgynė savo namų tvirtovę pirmą kartą šiame sezone prieš futbolo akademiją Šiauliai.